Kibernetinio saugumo rizikos vertinimo mokymai. Rizikos valdymo būdų parinkimas. Mokymai yra sudaryti pagal kibernetinio saugumo rizikos vertinimo metodiką, parengtą Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos. Šie mokymai yra skirti padėti atlikti kibernetinio saugumo rizikos vertinimą, naudojantis kibernetinio saugumo rizikos vertinimo įrankiu. Šioje paskaitoje bus nagrinėjamos šios temos. Rizikos valdymo būdų parinkimas. Rizikos registre visoms rizikoms yra priskiriamas rizikos savininkas bei rizikos valdymo būdas. Galutinio rizikos lygio nustatymas. Rizikos registre nustatomas galutinis rizikos lygis, pritaikius pasirinktą rizikos valdymo būdą. Rizikos valdymo plano sudarimas. Iš rizikos registro perkeliamos netoleruojamos rizikos, kurios yra toliau tvarkomos rizikos valdymo plane. Vykdant rizikos vertinimą, rekomenduojama naudotis klausimynu esančiu priede 5.3. Rizikos valdymo būdų parinkimas. Rizikos valdymo būdų parinkimo metu kiekvienai rizikai išrenkamas valdymo būdas, apskaičiuojamas galutinis rizikos lygis bei aprašoma informacija susijusi su rizikos valdymo būdo ir priemonių pritaikymu. Mokymuose naudojami pavyzdžiai. Kibernetinio saugumo rizikos vertinimo mokymuose naudojami rizikos vertinimo pavyzdžiai yra sudaryti iš fiktyvios organizacijos perspektyvos švietimo tikslais. Rizikos valdymo būdų parinkimo metu nagrinėjama rizika buvo identifikuota ir aprašyta rizikos identifikavimo paskaitoje. Rizikos valdymo būdų parinkimo metu nagrinėjamai rizikai rizikos vertinimo paskaitoje buvo priskirti prigimtinis bei dabartinis rizikos lygiai. Rizikos savininko priskirimas. Rizikos savininko priskirimo metu pildomas rizikos savininkas, savininkai, stulpelis. Rizikos savininkas, savininkai. Rizikos savininkas, angliškai risk owner, yra asmuo ar padalinys, kuris yra atsakingas už konkrečios rizikos valdymą ir stebėseną. Jie vykdo priimtus sprendimus dėl rizikos valdymo būdų ir priemonių ir jų pritaikymo, tačiau patys nerenka rizikos valdymo būdų ir priemonių. Rizikos savininko priskirimo metu priskirta rizikos savininkas savininkai, kibernetinio saugumo vadovas ir ar saugos įgaliotinis. Rizikos valdymo būdai ir jų taikymas. Rizikos valdymo būdų ir jų taikymo metu pasirenkama rizikos valdymo būdas stulpelio vertė ir pildomas rizikos valdymo būdo ir priemonių aprašymas stulpelis. Rizikos valdymo būdas. Kiekvienai rizikai, viršijančiai rizikos apetitą arba rizikos toleranciją, turi būti pritaikytas vienas iš 4 rizikos valdymo būdų. Rizikos valdymo būdai yra kategorizuojami pagal veikimo principą. Rizikos valdymo būdo ir priemonių aprašymas. Tai yra pasirinkto rizikos valdymo būdo apibūdinimas. Reikalingi pokyčiai, taikomos rizikos valdymo priemonės ir jų aprašymas, ar kita su rizikos valdymo būdu susijusi informacija. Rizikos valdymo priemonių aprašymui rekomenduojama naudoti šį formatą. Rizikos valdymo priemonės numeris ir pavadinimas, rizikos valdymo priemonės informacija. Rizikos mažinimas. Rizikos mažinimas yra rizikos valdymo būdas, kuris mažina rizikos lygį pasitelkiant rizikos valdymo priemonės. Tai gali būti nauja programinė įranga, pokyčiai organizacijos struktūroje ar infrastruktūroje, mokymai, naujos gerosios praktikos ar kiti metodai, skirti sumažinti tam tikros rizikos poveikį ir ar tikimybę. Rizikos valdymo priemonės išrenkamos pagal sąrašus esančius prieduose 5.7.1, 5.7.2 ir 5.7.3. Rizikos valdymo priemonių įdiegimas turėtų būti praktiškai įgyvendinamas, turi atitikti organizacijos finansinius bei kitus išteklius ir nesukelti per didelio sistemų kompleksiškumo. Jei rizikos mažinimas nėra praktiškai įgyvendinamas, rizikai sumažinti nėra tinkamų rizikos valdymo priemonių ar potenciali rizikos žala yra mažesnė nei rizikos valdymo priemonių pritaikymo kaina, rekomenduojama pasitelkti kitus rizikos valdymo būdus. Rizikos perdavimas. Rizikos perdavimas yra rizikos valdymo būdas, kuris perduoda rizikos valdymą trečiajai šaliai.
Rizikos perdavimas gali būti tam tikros veiklos funkcijos perkėlimas trečiajai šaliai, kibernetinio saugumo paslaugų užsakymas iš išorinio tiekėjo, draudimo sutarties sudarymas ar bet koks kitas metodas, kurio rizikos lygio sumažinimo principas priklauso nuo trečiosios šalies. Rizikos perdavimas yra taikomas tada, kai organizacijos veiklos funkciją planuojama perduoti trečiajai šaliai, išorinis tiekėjas yra labiau tinkamas rizikos valdymui arba rizikos žala yra pagrinde finansinės prigimties. Rizikos perdavimas nepanaikina teisinės atsakomybės, todėl galutinė atsakomybė už riziką išlieka organizacijai. Rizikos vengimas. Rizikos vengimas yra rizikos valdymo būdas, kuris atsisako su rizika susijusio turto ar veiklos funkcijų ir taip pašalina riziką. Tai gali būti su rizika susijusio turto vieneto ar grupės nebenaudojimas, ar tam tikros veiklos funkcijos stabdymas, iki kol bus rastas kitas sprendimas rizikai valdyti. Rizikos vengimas yra naudojamas tada, kai su rizika susijusių procesų ar turto atsisakymas nesukelia žalos organizacijai ir rizikos valdymo priemonių pritaikymas nėra praktiškai įgyvendinamas. Rizikos priėmimas. Rizikos priėmimas yra sąmoningas rizikos prisiėmimas be jokių rizikos valdymo būdų ar priemonių rizikos lygiui sumažinti. Rizikos priėmimas yra naudojamas tik tai tada, kai su rizika susijusių procesų ar turto atsisakymas neįmanomas ir rizikos valdymo priemonių pritaikymas nėra praktiškai įgyvendinamas. Rizikos valdymo būdų ir jų taikymo metu buvo pasirinkta ir užpildyta. Rizikos valdymo būdas. Rizikos mažinimas. Rizikos valdymo būdo ir priemonių aprašymas. Valdymo priemonė 157. Tinklų atskirimas. Atskirti EMDRS serverį į atskirą tinklo segmentą VLAN mikrosegmentacijos principais. Valdymo priemonė 144. Konfigūracijų valdymas. Nustatyti ugniasienės taisyklės, ribojančias prieigą prie EMDRS. Galutinio rizikos lygio nustatymas. Galutinio rizikos lygio nustatymo metu parenkamos galutinis rizikos poveikis ir galutinė rizikos tikimybė stulpelių vertės ir automatiškai nustatoma galutinis rizikos lygis stulpelio vertė. Galutinis rizikos lygis. Galutinis rizikos lygis nustatomas pagal iš naujo įvertintą rizikos poveikį ir tikimybę, pritaikius pasirinktą valdymo būdą. Jis yra nustatomas pagal naudojamą rizikos vertinimo matricą. Galutinis rizikos poveikis. Tai yra potencialios žalos, kurią gali sukelti rizika pritaikius išrinktą valdymo būdą matmuo. Rizikos poveikis yra nustatomas pagal užpildytą poveikio lygių šabloną, esantį priede 5.1, papildomai remiantis klausimynu, esančių priede 5.3. Galutinė rizikos tikimybė. Tai yra rizikos įvykimo ar tyčinio įgyvendinimo dažnio matmuo, pritaikius išrinktą rizikos valdymo būdą. Rizikos tikimybė yra nustatoma pagal tikimybės vertinimo skalę, esančią priede 5.1, papildomai remiantis klausimynu, esančių priede 5.3. Galutinio rizikos lygio nustatymo metu parinkta ir apskaičiuota. Galutinis rizikos poveikis 4. Galutinė rizikos tikimybė 2. Galutinis rizikos lygis 8. Rizikos valdymo plano sudarymas. Perkėlimas į rizikos valdymo planą. Šis žingsnis gali būti daromas tik tai identifikavus visas organizacijos rizikas. Perkėlimo į rizikos valdymo planą metu parenkama rizikos registro numeris stulpelio vertė ir automatiškai supildomi rizikos aprašymas, prigimtinis rizikos lygis, dabartinis rizikos lygis, galutinis rizikos lygis, rizikos valdymo būdas, rizikos valdymo būdo ir priemonių aprašymas, turto arba proceso savininkas savininkai ir rizikos savininkas savininkai stulpeliai. Rizikos registro numeris. Tai yra rizikos registre naudojamas unikalus rizikų indikatorius, pagal kurį rizikos informacija yra perkeliama iš rizikos registro. Perkėlimo į rizikos valdymo planą metu parinkta ir automatiškai užpildyta informacija iš rizikos registro. Resursų ir biudžeto surašymas.
Resursų ir biudžeto surašymo metu pildomi reikalingi resursai ir reikalingas biudžetas stulpeliai bei parenkama biudžeto būsena stulpelio vertė. Reikalingi resursai. Tai yra visi pasirinkto rizikos valdymo būdo pritaikymui reikalingi laiko ištekliai. Laiką rekomenduojama surašyti darbo dienomis. Tai yra laiko matmuo, kuris nurodo, kiek laiko ši užduotis užtruktų, jei prie jos dirbtų tik vienas žmogus. Reikalingas biudžetas. Tai yra pasirinktam rizikos valdymo būdų pritaikymui reikalingi finansiniai ištekliai. Į reikalingą biudžetą įeina visų reikalingų rizikos valdymo būdų ir priemonių pritaikymo kaina, neatsižvelgiant į darbuotojams mokamą algą. Biudžeto būsena. Biudžeto būsena nurodo biudžeto paskyrimo eigos etapą. Patvirtinus rizikos biudžetą, galima pradėti rizikos valdymo būdų ir priemonių pritaikymą. Resursų ir biudžeto surašymo metu supildyta ir parinkta. Reikalingi resursai. 3 žmogaus dienos. Reikalingas biudžetas. 0 eurų. Biudžeto būsena. Patvirtinta. Rizikos valdymo vykdymo siekimas. Rizikos valdymo siekimo metu pildomas įgyvendinimo terminas stulpelis ir parenkama rizikos valdymo etapas stulpelio vertė. Įgyvendinimo terminas. Tai yra planuojamas pasirinkto rizikos valdymo būdo ir priemonių terminas. Renkant įgyvendinimo terminą yra svarbu atsižvelgti į rizikos savininko užimtumą, reikalingą laiką bei įvertinti potencialių nesklandumų ar sutrikimų galimybę. Rizikos valdymo etapas. Rizikos valdymo etapas nurodo, kuris rizikos valdymo būdo ir priemonių etapas šiuo metu yra vykdomas. Rizikos valdymo vykdymo sekimo metu supildyta ir parinkta. Įgyvendinimo terminas. 2025 m. 4 ketvirtis. Rizikos valdymo etapas – planavimas. Mokymų pabaiga. Sekantis rizikos vertinimo etapas yra rizikos stebėsena ir informavimas, tačiau jis nėra apimamas šiuose mokymuose, kadangi jam nereikalingas kibernetinio saugumo rizikos vertinimo įrankis. Rizikos stebėjimas ir informavimas vyksta iki sekančio rizikos valdymo proceso pradžios. Rizikos stebėsenos ir informavimo metu. Stebimi pokyčiai organizacijoje. Stebimas organizacijos pažeidžiamumas rizikai. Stebimas rizikos valdymo būdų pritaikymas. Vertinamas rizikos valdymo procesas. Detalesnis stebėsenos ir informavimo aprašymas yra kibernetinio saugumo rizikos vertinimo metodikoje. Ačiū už Jūsų dalyvavimą kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonių parinkimo mokymuose.